paklausė, kaip iškirpti iš fono, jeigu fonas ne vienspalvis. Kągi, galima ir taip, bet, aišku, geriau pasiruošti, nes iškirpti, aišku, galima viską. Klausimas tik tai, kaip iškirpti greitai. Tai vad, kad iškirpti greitai, tai geriau pasiruošti iš anksto. Nu, bet dabar, reiškia, mes esam, sakykime, priversti iškirpti ne taip greitai, nes buvom iš anksto nepasiruošę. Nu, gerai, pabandykim. Vadinasi taip. Dar ką norėjau pasakyti. Jeigu jūs turite pigų fotoaparatą, tai šitaip jums iškirpti neišeis. Geriau pasiruoškite iš anksto. Dabar pasakysiu kodėl. Todėl, kad kraštuose jums maišysis fono ir objekto spalvos. Su pigiu fotoaparatu galite iškirpti tik tai su ta gudrybė, kurią aš jums parodžiau. Rekomenduočiau bent. Tai va. Dabar ką reiškia pigių fotoaparatų? Čia reikalas ne kainoj, reikalas yra jutiklio dydyje. Pigesnių fotoaparatų jutiklio dydis suprastai būna 8 mm. Tai jums reikia ieškoti fotoaparatų, kurio matrica tai yra tas, į ką fokusuojamas vaizdas ir iš ko gaunama nuotrauka. Nežinau, vadinkit kaip norit. Turi artėti prie 20 mm. Tada gausis va toksai cirkas. Iškirpimui visi kiti parametrai jums nėra tokios jau pirmo būtinumo, ten jau rinksitės pagal save, ką jūs fotografuojate. Bet atkreipkite dėmesį į jutiklio dydį. Jeigu ruošiatės karpyti iš fono, jutiklio dydis turi artėti prie 20 mm. Tai va. Supratote, manau. Nu kągi, dabar užsimkim karpimu. Kaip ir sakiau, pažymėti ir iškirpti jūs galite bet kurią spalvą, kadangi visos jos yra matematiškai aprašytos. Žiūrim, slengstis, va jūsų spalvos. Nuo 0 iki 255, kaip aš jau minėjau. Dabar čia, šią kartą nepaaiškinau, čia yra 2 kursoriai. Ką jie reiškia? Kad būtų vaizdžiai, tai pažymiu taip. Dabar ką reiškia? Aš pritraukiau 2 kursorius. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš pažymėjau spalvas nuo 81 iki 108. Aš galiu įskirti ir vieną bet kurią iš šitų spalvų. Jeigu kursorius aš sudėsiu kartu, reiškia, aš išskyriau spalvą nuo 127 iki 127. Tai aš išskyriau 127 spalvą. Taigi jūs visas spalvas, jeigu labai norite, galite iškarpyti po vieną. Tai va. O paprastai tokio tikslo nėra. Atsisakyti. Taip, dabar kokią antrą bėdą pastebėjote šitam paveiksliukai. Jūs kerpate spalvotą vaizdą, o matote net ne juodai baltą, o dvispalvį vaizdą. Tai yra nepatogu. Kai jūs iš anksto pasiruošęs, tai aišku, jums tai didelės reikšmės paprastai neturi. Vis tiek jums reikia tik tai pašalinti vieną spalvą. Šiuo atveju tai jau yra nebepatogu, todėl siūlau padaryti taip. Pasidarot antrą sluoksnį ir tą, su kuriuo dirbat, padarot pusiau permatomą. O dabar spalvos slengstis. O dabar jūs jau matot, kas po apačią. Dabar jūsų šitas sluoksnis pusiau permatomas yra visiškai baltas, kaip atsimenat. O dabar jūsų objektai juoduoja. Pažymėjau. Reiškia, aš pasižymėjau spalvą nuo 0 iki 159. Visos spalvos virš 159 pašalintos. Gerai. Dabar galim, jeigu norim gražinti šitą spalvotumą, galim negražinti. Principe jokio skirtumo nėra. Nuo to, kad jisai pusiau permatomas, niekas nesikeičia. Kompiuteris įmato lygiai tokį patį. Taip. Žymim pagal spalvą. Slengsti galim 0 padaryti. Dabar taip, dar vienas dalykas. Aš uždėjau varnelę išlieti kraštus. Galiu iš ją nuimti, pamatysime skirtumą. Žymim tą aukštą. Šitą užgesinam, čia pasidarom dar vieną. Šitą irgi užgesinam, pasižiūrim, ar alfa kanalas yra. Sluoksnis, permatomumas, pridedam, pasirodo, nebuvo alfa kanalo. Dabar taip, visko vienu mygtuku, tai mes nešalinsim. Nes paprasčiausiai, kaip matos, kadangi mes taip gražiai čia nepasižymėjom. Todėl mes biškį
papjaustysim, kaip sakant, iš rankos. Taip. Ką mes dar galim padaryti, parodysiu. Vienas patogus dalykas. Ctrl A. Kadangi jūs dabar matote, kas po apačia, jūs galite rankiniu būdu pasitaisyti. Nes ten, kaip pamenat, mums reikėjo pašalinti tik vieną spalvą. Tai mums buvo visiškai nesvarbu. Ctrl Z. Mums buvo absoliučiai nesvarbu. Nes vis tiek šalinom paprasčiausiai foną. Ir viskas. Taip, nu va. Matot, aš šiandien va uždažiau. Dabar, kai aš grąžinsiu jos per matomumą, šitos sluoksnį, matot, va čia kur aš dažiau, pasidarė juodą. Taip, grįžtam. Ten paskui pridėsim. Čia irgi galim pažaisti. Šitą galim iš karto trint, kad mums šiandien nesimaišytų. Taip, hit. Taip, labai čia gražiai nežaisiu, nes ilgai truks. Taip, gerai, pažaidėm, žymim. Pažymėjom. Šitą galim užgeisinti, kad mums nesimaišytų. Dabar, kadangi, kaip ir sakiau, fonas nevienodas, tada jau kerpam protingai. Žiūrim, kurias. Žymėti, invertuota. Kai nereikalas kažką netapjauna. Sluoksnis tas, žymėti, invertuoti. Gerai, o dabar gerai. Taip. Dabar aš sakiau, kad parodysiu, kam reiktų arba nereiktų išlieti kraštus. Čia jau pagal poreikį. Dabar kraštai buvo neišlieti, matot? Tai kraštas yra dantytas. Dabar. Kartais jums tai trukdo, kartais netrukdo, kartais netgi reikalinga. Čia jau jūsų nuožiūra. Dabar parodysiu, kuo skiriasi išlieti kraštai. Taip. Dabar vėl pasiimu šitą įrankį, paspaudžiu išlieti kraštus. O dabar aš išliejau kraštus. Dabar užgesinu. Ir va dabar aš skusiu. Išlietus kraštus dabar praeisiu. O matot, va skirtumas yra va toks. Kaip jums geriau šiuo atveju? Čia jau jūs spręskit patys. Nu, pavyzdžiui, pasakysiu tipišką pavyzdį, jeigu jūsų objektas nelabai ryškus kažkurioje vietoje, o jo kraštai dantyti, nu tai tikrai jums atrodys nei šis, nei tas. Patikėkit manim, ta prasme jisai atrodys tikrai akivaizdu bus, kad šitas daiktas buvo iškirptas iš šono. Ir labai rieš akį. Nu, čia jau patys nuspręsit. Čia galim nupjauti, vis tiek neryškus.
Biškį galim ir pasukčiauti vietomis, nieko tokio. Nes jeigu daryčiau kruopščiai, užimtų daugiau laiko. Vėlgi, čia kai jūs darysit, galit padaryti ir kruopščiau, jeigu jums tai bus reikalinga. Aš rodau tik tai principą. Viskas išėmėm. Važiuojam prie sekančių. Taip, čia viską supratote, dabar dar vieną dalyką turiu paminėti. Taip, Ctrl A, dar vieną parodysiu, dar vieną kraštų išliejimo būdą. Vėlgi, jisai kartais būna labai naudingas ir be to jis gali būti ne tik išliet, bet ir paaštrint kraštus. Aš ten jį minėjau kitur, bet tiem, kas nematė. Taip, užsidegam šitą sluoksnį, vėl pasižymiu. Pasižymim čia. Pas mane yra spindulys įleistas. Ne ten maigau. Dabar gerai. Taip, dabar šalinam išlieti kraštus, nereikia mums kraštų lieti, pažymim dar kartą. Na va, dabar pažymėjo tiksliai. Taip, dabar gesinam čia, žiūrim čia. Dabar žiūrėkit, aš nuskutau, bet kraštų neišliejau. Dabar pasiemu šitą įrankį. Ir jisai gali ir išliet kraštus, ir paaštrinti. Tai šiuo atveju man reikia išliet. Ctrl A. Ir aš paimu kraštus ir išlieju. Nes galbūt man išliet reikia ne visur. Ir taip pat aš galiu paaštrinti kraštus. Jau kai labai išliejau, labai nepaaštrinsi žodžiu, bet mintį jūs supratot. Taip, važiuojam toliau. Pabaigiam, ką pradėję. Nebūtina principė. Nu va, su šitais kokeliais kaip ir viskas, Ctrl A, aišku, ten galite tobulinti, bet tai principą supratot, norėsit ir išsikarpysit. Sekantis. Taip, atsiprašau, dar vieną dalyką paminėsiu. Taip, vėl pasižymim. Toks dalykas, šitos pažymėjimus, jeigu galima įsiminti, tai daroma šitą. Pereinate čia, čia yra sluoksniai kaip pereinat, tai čia yra kontūrai. Kiekvieną pažymėjimą galima paversti į kontūrą. Va taip.
Ctrl A. O yra kontūras, kontūrą galit užgesinti, kontūrą galit parodyti ir bet kokį kontūrą galit paversti vėl atgal į pažymėjimą. Matot. Negana to, Ctrl A. Kontūras jau yra valdomas, tai yra vektorius vadinamas. Pasiėmė vektorinį įrankį, tai yra šitą plunksną. Bet kokį kontūrą jūs galite valdyti. Taip, pasidarom čia tokį pažymėjimą, šiaip sau. Taip. Padarėme, ne? Pažymėjimą galite paversti kontūrų. Paverčiau, padariau matomų. Ctrl A. Pasiėmiau plunksną. Dabar aš jį galiu valdyti. Tai va. Ir vėl paverst pažymėjimų, jeigu man reikia. Kai paspausiu kitą įrankį, kontūro valdymas dingsta, pažymėjimas lieka, Ctrl A, pažymėjimas dingsta. Be to galiu, pavyzdžiui, kontūrus sujungti. Pavyzdžiui, šitą kontūrą, o dabar aš juos matau abu. Aš galiu juos sujungti ir tai bus naujas kontūras. Sujungti. Taip, gerai, gesinam, pažaidėm. Dabar šiuo atveju, kuo svarbus kontūrai išskirimui. Pasiėmu šitą plunksną kontūro įrankį. Ir dabar vietoj to, kad žaisčiau su šituo stiebeliu, atskirinėčiau spalvas, jis yra neryškus ir be to tiesus pagalys. Tai tiesiog aš jį paimu ir apsivedu šituo kontūru. Taip. Taip, 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 taip. Ir taip. Primenu, jeigu jums reikia trūksta taškų, paspaudžiat Ctrl ir pasidaro tašką. Taip, taukšt. Čia palyginam, čia patampom. Ir stiebelis pas mus gatavas. Kai norim, galim dar vieną stiebelį pasidaryti. Šitą, pavyzdžiui, išsaugom. Čia mūsų bevardis kontūras. Va jisai padarom nematom ir pasidarom iš karto antrą stiebelį. Taip. Turėsim iš karto dviejų stiebelių kontūrų. Nesąmonę padariau. Taip. Taip. Gerai. Taip, turim du stiebelių kontūrus, kaip matot. Šiek kad mūsų nemazolintų. Taip, šitas kontūras mums biškį pataisyti apačioje reikia. Pasitaisim. Ir galim dabar abudu stiebelius sujungti į vieną kontūrą. Sujungti matomus kontūrus. Sujungiu. Dabar bus stiebeliai turi vieną kontūrą. Taip. Paverčiam kontūrą pažymėjimu, žymėti invertuotą ir nuskutam, kas mums nereikalinga. Kažkas su sluoksniais turbūt ne taip šiekt, man dabar gerai. Ne tas sluoksnis buvo užžymėtas. Galim ir nupjauti, jeigu skubam, jeigu neskubat, galite skubti.
Ctrl A. Nesuveikė. Ctrl A. Taip, dabar pamatėm, kad čia dabiškai negerai. Gerai, Ctrl Z, Z, Z. Atauginom. Ctrl A. Grįžtam prie mūsų kontūrų. Čia reikia mums biškai pasitvarkyti. Per žemai nutraukiam. Nu, taukšt. Taukšt. Pasižiūrim, ką čia padarėm gerą. Gerai, tiks. Все, žuojam. Nu, dar galim, principai, čia biškai apsitvarkyti. Šitus spigliukus, manau, nupjausim paskui. Gerai, bus paskui nupjausim. Taip, pradam. Kontūras pasižymėjom. Pasiėmėm skustuką. Šmauš. Nepanupjauviau. Ctrl Z. Jokių problemų. Žymėti. Invertuota. Taip, dabar gerai. Taip. Čia gausi spigliukas. Nu, čia gal būna biškai spigliuotas. Nedidelis spiglis. Taip, atitraukti. Ctrl A. Viskas. Iškirpom. Ačiū už dėmesį. Jeigu kyla klausimų, rašykit. Paaiškinsiu.